Labas rytas, suraitytas. Labai gražus oras šiaip šiandien ir bus dabar visą savaitę virš 20, 23, mačiau 22. Tai labai faina, nes būsime biški prie vandens, būsime biški mieste, taip toliau. Tai šiandien nemažai turim nuvažiuoti, apie 2,5 valandos. Tai persikelsim tiltui, dar reikės biški iki dešinio krašto davažiuoti salos Kopenhagos, nes ten yra toks Mons Klint ir yra labai labai gražu. Ir einam dabar papusryčiausim, kažkokių salatėlių, kažko pasidarysim, kavytės atsigersim ir į kelią. Vakar priskaitė Monika, kad už šitą tiltą iš Odensės salos į Kopenhagos salą galima užsimokėti tiesiog vietoj, ta prasme, kaip už kelių mokesčių mokė. Privažiuoji ten, vartai tokie ir susimokė. Dabar jau esam vidury tilto ir dar nebuvo tokios vietos. Tai... O kameros buvo kažkokios ką tik. Nuostabu. Atrodo, kad matome kasas tolybėje. Atleido širdį. Bet kas taip daro? Ta prasme, kas taip daro? Tai padaryk vienoje pusėje įvažiuojantėm ir kitoje pusėje įvažiuojantėm į tiltą. Kas čia per nesąmonė yra? Ir mums 2,70. Reiškia, tikrai esame skaitoma kaip lengvoji mašina. God Tour, sako mum. Mes esame lengvoji mašina. Mums pigu. 270 daliname iš 7,5 ir gauname, jeigu 28 dalintume iš 7, tai būtų kažkur 3. Tai maždaug tarp 25 ir 30 eurų. Daugoka pas juos šitie visi dalykai. Brangoka šalis, turiu pasakyti, jo. Yra atsiradęs kažkoks garsas vėlgi. Dabar jau tikrai girdime abi. Tas praeitas, kur Monika girdėjo, dingo po dienos. Bet dabar yra naujas, kuris tikrai labai aiškiai girdisi. Ir girdi ne tik Monika, o ir aš. Ir aplinkiniai tikrai girdi. Tai gal kažkas turėtų, pavyzdžiui, iš jūsų idėjų, kas tai galėtų būti. Tuoj mes jums jau siuntėm tėčiui tą garso įrašą to garso, tai tuoj mes jums jį paleisim. Va toks garsas ir jisai atsiranda tada, kai pirmą pavarą pajudi iš vietos realiai. Bet ne visada. Ir trumpai labai. Ir porą sekundžių tik tais. Ir perjungus į antrą dingsta. Tai... Any ideas, friends? Vėlgi, vokiečių nemačiusių tikrų problemų prikomentuota jau buvo, kad čia jau eiktų savo koks prastas žvyrkelis čia iki tos lankomos vietos. Ta prasme, važiuoji žvyrkeliu kaip asfaltas lygumo, tiesiog kietos, lygus. Ta prasme, kad visi žvyrkeliai, daug dievė, būtų tokie visam pasauliu. Va, prašau, parkingas miške.
Čia jau visi turbūt po vaikščiojimo pavargę. Tai pažiūrėsim, kas čia gero, net nelabai žinau, ar čia normalus bus haikas ar toks, ar tiesiog nuėjimas. Pažiūrėsim. Žodžiu, biški neaiškiai čia su išplanavimu kažkaip. Sunku suprasti, kur kas. Vienas maršrutas parašyta, kad 14,5 km iš 6 valandas pasiplanuokit. Kiti 2 nieko, tiesiog nei metrų, nei kiek sunku tenais, nei kiek laiko, nieko absoliučiai. Tai va, tai toks įdomesnis, tai nežinau, bandom kažkur eiti ir matysim. Jeigu matysim, kad nebėra žmonių, reiškia kažkas blogai. Kažkas balto, kažkas gražaus pradeda matytis, bet dar atrodo iki jūros į dafiga toli, ne? Ką? Atrodo, lipsim ir lipsim. Žmonės čia tokie biški suvargę, šiaip yra 1000 laiptų. Tai visai solidžiai. Nu, blemba, labai gerai atrodo. Žmonės tai miniatiūriniai visiškai atrodo dar. Labai didelės olos ir nežinau, ar matos tas baltumas, bet žiauri baltas. Tai nusileidom. Ir jaučiu užplautas krantas, nes absoliučiai nėra praėjimo tiesiai į vandenį ir į tos purvus. Ten va žmonės pareina, tai jaučiu taip ir ėjo. Taip reiks eit. OMG. Fui. Žodžiu, žinokit, hebra, vat eina kažkokie saugusi porelė. Esmė tame, kad kas su haikinimo batais, tas kaip ir praėjo, bet čia ant tiek slidu ir šlapia, kad mes su savo šitais, aš nežinau, ar praeisim, net subinė neįmurkdė subinės į šitą juodą. Ta prasme, sakom, galėtų bent jau parašyti kažką, kad čia yra pilnai užpilta. Nes žmonės visi iki Kelienų tiesiog yra nardo iki Kelienų. Jo, visi be išimties tiesiog. Iki Kelienų neria. Bent jau batą visą. Einam greičiau, čia noriu fotkintis. Lipam atgal 1000 laiptų, tai tik tiek. Ta prasme, tiesiog ar gerai, gal tilto čia nereikia daryti, bet kažkokį tai perėjimą arba ženklą, kad yra neįmanoma pereiti į kitą pusę. Nes čia panašu, kad pastoviai užlieja, nes visas krantas toksai iš visų pusių. Nežinau, net norėtus pasakyti ateinantiems žmonėm, kad gal jūs nelipkite. Žodžiu, užlipom tą 1000 laiptų ir dabar atėjom prie kito maršruto ir kitas maršrutas Yra dar daugiau laiptų. Tai fan. Pažiūrėsim, kas čia bus ir kiek čia ilgai taip. Gal nedaug. Nes labai norėtumėm prieiti prie vandens normaliai, aš noriu išsmaudyti gal visai, nes jau tiesiog viskas yra, tai pažiūrim. Ir labai daug tokių susinervavusių, nepatenkintais veidais žmonių, turbūt dėl tos pačios priežasties, nes tipo, tu nusileidi labai daug tikrai ir nieko, nu, pamatai tą vaizdą, bet tu negali eiti ten niekur, tiesiog pasižiūri maždaug kaip fotkė ir viskas. Tai, ką žinau, tai turbūt kai kas sėda į mašinas ir važiuoja namo. Bet iš dalies, kai pagalvoja, čia yra visiškai salos kraštas. Ta prasme, čia reikia specialiai važiuoti apie 100 km į tą pusę link šito dalyko. Prasme, specialiai, nes čia daugiau nieko nėra apart šito. Ir tiesiog atvarai. Ir biški gali pamatyti, bet kaip ir ne iki galo viską patirti. Tai tiesiog labai daug žingsnių padarai, bet va, per kažkokius miškus tiesiog ir net neaišku, ar pamatysi, ką nori, nueisi kur nori ar ne. Tipo. Ir viskas tai. Nežinau, gal galėtų geriau iškomunikuoti, nes čia visas stovi nacionalinis muziejus šalia. Tai tipo, net sunku uždėti lentą, kad į paplūdimį neprieisi, tipo, varykit kitų takų. Sunku. Tai va, Bet mums nieko. Kaip sako liaudės tokia moteris,
Spartuojam. Sportuojam jo. Nu, va, ten gražu tai fantastiškai. Va, ten yra tas paplūdimio ruožas, kur žmonės vaikšto. Tai kažkaip turbūt jie priėjo jį. Gal pateksim pro kitą pusę. Nu, jūs tiesiog pažiūrėkit. Vaizdelis tai čia, nu, nerealus. Norėčiau va tam laivelį kimarint ant saulytės. Kaip ten nusigaut? Ką? Šokam? Šokam. Tiesiog va taip. Žodžiu, žinokit, kol kas galo nesimato. Laipiojam takiukais kažkokiais. Man rodos, mes dar nei pusės nenuėjom, bet jau nuėjom 4 kilus. Ir priėjom antrą laiptų pakų ruožą gerulį. Varo. Ir iki pat apačios turbūt. Laukiam, nesulaukiam. Dar iki apačios, o ten vanduo matosi tolokai. Bet nieko, jeigu pasieksim apačią, aš išsimaudysiu, pailsėsim ten, man rodos, gal būsim visai laimingos, ane? Pajudam. Davai, važiuojam. Nu, žinokit, dar vis lipam, bet jau vanduo toksai atrodo nebetolies. Čia maždaug bus tiesiog viršui. Žmonės pažiūrėjo dabar kadrą ir dabar viduriai. Nu, vis dar lipam. Jo, bet žinokit, laipčiukai čia tokie dar statesni. Nėra super patogus. Tai užlipti bus faina. Praėję tokie žmonės, tai nublemo visi tokių prakaitų biški smirdim, man atrodo, kolektyviškai čia šiandien susirinkę, nes, ką žinai, daug kas tikėjosi tokio haiko. Sakau, nėra nei kilometražas, nei laiptai nurodyti skaičiai, nieko, tiesiog eini ir eini. Tai os apsisukt vidurį, aišku, gali, bet kažkaip nėra, kad labai noris. Nu, va čia tai tikrai yra lafa. Nei po laiptus daužytis. Va, turi savo pliažą. Vaizdas aфиgenas spėju. Ir varai. O, jau čia. O čia kažkur nusileidom turbūt. Tai dar biškį liko, bet jau. Sakėm, jeigu toks pat purvynas yra apačioj, mes su Gabriel tiesiog paduosim į teismą. O Dieve, nėra. Yes. Kad už 5 metrų nėra. Ne, tai apeisim gal jau vandeniu kaip nors. Eik su savo. Krenta daug žmonės gal, kad taip tvorelės Gali būti. sudėtos. O, mygai. Nes mes eidamas pagalvom, jeigu čia irgi toks pat purvas. Tai gal tai nebefilmink. Jo, dabar pasidedu. Viso gero, nes laiptai statoki. Labai gražių toj kreidoj čia yra dalykėlių. Tokie labai švelnus akmenys kažkokie. Kažkas labai gerai atrodo šiaip. Visur. Palei sieną. Labai nice. Faini šiaip labai gražus gamtos dalykėlis. Nu kągi. Pasižaidėm paplūdimy. Dabar vėl pasilinksminam. Vėl pajudam. Nice. Kiek čia turim? 14,5 minučių. Tiesiog vien laiptų lipimo, 15 minučių laiptais. Dabar yra realiai 5:30. Pradėjom antrą. Tai užtrukom 3,5 valandos, o nuėjom visą 7 kilus. Tai šiaip tai čia yra žiauriai mažai per labai daug laiko. O mes realiai nesėdėjom niekur, nieko nevalgėm, mes viduriai laiptų ten 5 sekundės, 10 sekundžių pastovi biški. Pakvepuoji, tai nu ką, nebuvo, kad sėdėjom, užkandžiavom bananą, sukirtom apačioj. Pasifotkinom gal 10-15 Viskas, jo. Tai užtrunka ir va dabar kai kurie žmonės išėjo tik dabar, tai
Mūsų vienišius pats vienas beveik stovi. Aikštelė smarkiai pratuštėjus. Palyginant su diena, kaip buvo, tai... Važiuojam, atsigeriam, jaučiu litrą vandens ir tada varom. Na, ponai ir ponios, pajudėjome, pagaliau turime jau internetą, tai žinome, kur važiuoti, nes ta miške išvis netraukia. Tai dabar judame į miestelį, tokį už 25 minučių esantį, ir žiūrėsim, nakvynės vietą esam nusimatę ir jinai tiesiog turi tikti, nes atsarginių mes tiesiog aplinkui nėra. Gal nėra labai gerai, ne, bet... Nėra, bet yra kaip yra. Yra kaip yra. Pabandyk pasikeist. Arba, žinai ką, mirk iš pavydo. Atvažiavom į tokią aikštelę, va, aptverta krūmų. Ten tokios kaip ir erdvės. Žmonės, čia vaikai kažkokie žaidžia, tipo va, vandenukas. Ir sėdi chebra kažką, čia vaikai spardo kamuolį. Va taip, visai nieko šiaip vietelė. Labas rytas, žinokit, jau saulė pradėjo kepinti mūsų stogą, viską. Mašinyčių pradėjo rinktis, čia ateina jie pasivaikščioti, šuniukus pavedžioti, žodžiu. Mes papusryčiavom va ten va, ant vieno iš staliukų. Nu, labai faini, gera nakvynės vieta buvo, tik tai, kad ten čia vat viduriukė yra keli staliukai ir tiesiog kažkokie vyrukai su pora moterų tiesiog iki 3 dainavo ir gėrė kažkokį sidrą, alų, kažką tai tenai. Nebuvo, kad trukdė miegoti kažkaip, ar užsidarėm langą, aš kištukus jausis įsikišau ir užmiegom. Karšta dienelė šiandien, kaip matot, ne vieno debesėlio, vėl apie 2-3, 2-2 bus, tai labai labai faina, pati ta temperatūra yra, mes labai su Gabre džiaugiamės. Ir ruošiamės, judėsim, šiandien 2 objektėlius reikia aplankyti. Pašnekėjom su tokiu labai fainu vyruku, dronas skraidino, jis čia davė visokių patarimų, kur ten ką nuvažiuoti, ką ten gal kur dar pamatyti, žodžiu, lieksim. Vakar labai prastai kūrėmės, pažiūrėkime kaip šiandien. Geriau negu vakar. Geriau negu vakar buvo, vakar jau labai ilgai tampėm. tą starterį, kaip sakant, bet nieko. Kol užsikuriam, tol važiuojam. Jau nebesitikim, kai suksis kaip ten iš 1 sekundės, bet kol kurės, tol važiuoja. Radome vieną iš retesnių tokių vietų, bet yra, žodžiu, prie didesnio kelio, tokias Circle K, plus toks vadinamas rest stop visa vieta. Ir čianais yra kemperiams išsipilti nešvarų vandenį ir galima for free išpilti cheminius stūlikus, kas mums neaktualu, aišku, bet va čia tą žmonės daro, ir prisipilti švaraus vandens. Mums jau biškį atėjo laikas, kai reikia vandenį išpilti ir prisipildyti naujo, nes jau mažai labai liko. Tai sustojame pakeliui į savo šiandien lankomą vietą, kaip tik pavyko rasti tokį pakeliui variantą ir susitvarkysim. Šiaip tokių vietų yra labai nedaug, ypač tokių, kur visą tai galima padaryti nemokamai. Išpilti dar yra, bet švaraus vandens prisipilti nemokamai tai sunkiai. Ne, tai nėra, kad mums problema susimokėti už tą švarų būtų, bet tiesiog daug kur yra, tai galima susimokėti arba to jų mobile pay kažkokiu pagal koduką, kurio mes negalim turėti, nes neturim kažkokio ID ten, kaip pas mus, pavyzdžiui, Smart ID, ne, yra, tai jie turi dar kažkokią ID tenais. Tai mes jo neturime. Arba dar yra kažkokias, dažnai tokias vietos būna prie uostų, tai ten irgi reikia turėti kažkokią uosto kortelę. Tai nelabai turime noro gilintis ir ieškoti, kaip ten jas gauti, tai tokias vietos labai mums tinka.
Nu va, atvykom į parkingo aikštelę. Žiūr didelė. Šiaip ten dar kokios 8 jos, va tokia dydžia. Ir va Gabrė čia jau sėdi, jau čia šeimininkauja visą kitą. Valgysim greitai užpilamos sriubytės, nes nebelabai daug turim laiko. Tai biškai užkandam. Ir šausim. Karštoka šiaip yra, tai atsidarysim stoglangį ir paliksim. Tiesiog... What? Ant kiek kieta mašina, aš negaliu patikėti. Va toks. Va, čia dar galima pavalgyti, žodžiu, ir šiaip čia dar galima varyti zipline tuos, leistis miškuose. Tai visai gal faina, bet galvom gal ne šį sykį. Nes labai apie 100 eurų, kad pavaryti ant 2 ar 3, tais, ar nu gerai 5 ziplines, tai... Jo, už visą Legolandą sumokėjom 50. Jo, Legolandas 5 kainavo, tai čia šiam sumokėti, kad pravaryti 5 tuos, nu nežinau, tipo nėra tiek įspūdinga, gal aš jau fainesnių vietų, kur varyti. Tai va. Va čia va gali varyti per prūdą. Va, pradedam mes savo tripą. Kitas stūlikas už 3 kilų, važiuojam. Va, čia dar gali medžiais palaipiot. Visokiais yra, žodžiu, pramogų, kam ko reikia. Einam, žodžiu, visi vienoj krūvoj susigrūdė. Ir va, prie kokio pastato priėjom gražaus. Tai rateliu pasisuksim dabar. Iki pat... Vaikų žaidimai čia iš tikrųjų. Tai pajudėsim greitai, mes čia, man atrodo, susisuksim. O, skaitom, kad visas šitas pastatukas yra 95 metrų. Tai pakankamai normaliai. 9 aukštis apie 30 metrų yra chruščiovkinis. Jisai ne 95 metrų, jisai yra... Ai, 95 aba virš jūros lygio. O koks jo aukštis tada? 45 metrai yra aukštis visgi. Tai per visą konstrukciją 7% įkalnė visą laiką. Maskva. Nesimato. Nesimato? O va čia kažkas išraižė put. Na, tai jau nulipome nuo bokščiuko. Čia visai trumpas tas pasivaikščiojimas gaunas. Apie valandą maksimum su visais pakimarinimais ir su užlipimu, nulipimu. Apie jau dabar 2,5 kilo gavosi. Čia rašo visur tiesiog tos kilometrus ant žemės, kiek jau čia nuėjai, tai dar grįžt maždaug 1,5, tai valandą laiko labai easy, labai lengvai. Bilietai kainavo čia po 23 eurus vienam žmogui. Nu, toks tipo gražu pasižiūrėti, faina, vieną kartą turbūt pamatyti verta. Gražus statinys, bet gal toks išskirtinesnis, sakykim, bet kad kažkokių labai vau vaizdų nėra, labai miškai aplinkui kažkaip tikrai gal galėjo Geriau vietą parinkti. Vieta tam būt geriau skirta, kažkokia, nežinau, tiek vandens telkinių aplinkui, o čia tiesiog miškus pasižiūri kažkaip. Ir viskas, tai nu aišku, gal ne visur galima ir visa kita, bet galvau, gal biškį įspūdingesnių vaizdų bus negu tik medžių viršūnės. Tai, ne, labai jie čia turi tokių dalykų, o mes Lietuvoje prisistatė tiek ir tiek va šitų bokštų visokiausių. Jau esam išpindėję lengvai tariant. Gali būt. Tai va, tai žodžiu, tai jo, tai vaizdas toks, sakau, užlipti pamatyti faina, bet vaizdas viršui nėra kažkoks įspūdingas. Tai tiek, grįžtam link mašinėlės. Ir vyksim į kitą tašką šiandien. Pasimsim sumuštinuku sukirsti kažkokių, čia daro prie vietos, labai skaniai atrodo. Ir prisėsim prie liaudės kažkur šalimais. Ten atsisės prie krašto buvo laisvas. Einu. Paimk su chicken. Gerai? Einame užimti vietą.
Va, staliukas užimtas puikus. Čia kažkoks nejudantis vanduo biškis toksai, bet nieko. Vaizdelis gal nieko visai. Ta prasme, tiesiog su visais sumuštekais neišsidrebėjai. O aš norėjau gražiai parodyti, kaip atneši sumuštinis. Tai jau kas negražaus čia. Nu, žinokite, labai gerai. Sumuštekas. Oh my god. Pagavau, hebra. Pagavau. Sumuštekas už 8 eurus beveik, bet skanu.